Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi, esu Vaidas Jurgilas, žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi, sulaukia 2025 ir pirmosios mūsų šiais metais laidos Krepšinio pasaulyje. Mes ją vedame, žinome, iš kur? Iš Kauno Žalgirio arenos. Net būtent sausio 2 kauniečiai, mūsų krepšinio meistrai, žaidė labai svarbias, o kurios rungtynės nesvarbius, su Pirėjo Olympiakos komanda. Liūdna, bet faktas, Žalgiris vėl pralaimėjo, bet pralaimėjo stipriam varžovai Pirėjo Olympiakos komandai. Po 2 kėlinių nuotaika puiki. 52-40. Žalgiriečiai užtikrintai pirmauja. Mane labiau džiugina pataikymas. Gynyba nėra, kad jau taip labai aukštai nebloga. Negaliu pasakyti, kad jinai kažkur tai šlubuoja. Gal kai kur tokios durnesnės kelios klaidos, jeigu jų nebūtų, būtų iš vis labai faini 2 kėliniai. Manau, kad kitus 2 kėlinius, jeigu išliks toks pats taiklumas, toks darbas gynyboje ir dar truputį sumažinsim klaidų, tai tada bus labai gerai. Tikiu, kad pergalė šiandieną turėtų būti mūsų. Jeigu žiūrėti graikų krepšinis nuo mūsų laikų, kai žaidėm, jis mums būdavo palankus. Nors dabar jis yra jau patobulėjęs, didesnė įtaka yra NBA krepšinio lygio. O seniau sakydavau, graikų krepšinis Lietuvos krepšiniui yra palankus. Galvoju, kad mes tikrai visas varžybas daugiau kontroliavom. Gal tik tais galas kažkurioje vietoje paleidom tas varžybas. Gaila šiandien Žalgirio. Rezultatas tikrai pasako, ir galėjom, gal kažkiek pritrūko. Kaip mes visą laiką, aš galvoju, gal kažkiek galėjo palaikyti, kaip namuose žaidžiam ir teisėjam. Buvo gražu, gal sakyčiau, pirmoji pusė, tas mūsų grožis komandinio žaidimo daugiau atsiskleidė. Tiek gynyboje, tiek puolime. Olympiakos vyriausiasis treneris Georgijos Barsokas rinko žodžius. Nebuvo lengva, pirmoje pusėje Žalgiris surinko 52 taškus ir pataikė 64,7% tritaškių. 2 iš jų pataikė su pražanga, įmetė ir per rankas. Faktas, kol pataikėm, tol viskas buvo gerai. Kai metimai pradėjo nebekristi, tada ir puolimas pradėjo stagnuoti. Francisko buvo įsitikinęs, jie nieko nepakeitė, tiesiog buvo agresyvesni, buvo fiziškesni, ypač ties užtvaromis. Puolime jie pasinaudojo mūsų pramestais metimais ir gerai išpildė savo atakas. Per daug rėmėmės tais tritaškiais, nors visai neblogas, rodo, kartais situaciją susikurdavom ir tiesiog neįkrisdavo ganėtinai geri metimai, bet kai nekritė, turėtume turėti kažką agresyvesnio puolime ir ieškoti taškų arčiau krepšio. Susikrimtas Francisko atviravo, padariau klaidų. Olympiakos yra solidi komanda, prieš kurią yra itin svarbu išlaikyti rungtynių balansą, o mes to neįgyvendinome. Galiausiai sugebėjome sugrįžti, nes išlikome kantrus, laikėmės plano. Mums buvo svarbu laimėti šias rungtynes. Pradėjo tą antrą pusę žymiai agresyviau ir mes pakankamai toli žaisdavom, bandydavom žaistos pick and rollus, kas leisdavo jam, kur padvigubinti gynybą, kažkoks išsidėstymas būdavo prastas, ta prasme žaidimo 1 prieš 1 metu, tai nerasdavom tiesiog savo patogių situacijų. Filosofiškai nusiteikęs Andrėja Trincheri kalbėjo, gyveni arba miršti. Tai vadinasi evoliucija. Darvinas prieš daugybę metų šnekėjo apie tai. Išlieka tik tie, kurie prisitaiko. Galėčiau daug pasakyti apie klaidas, bet žaidėme prieš šiuo metu geriausią Eurolygos komandą, kuriai sukėlėme daug problemų. Nepavyko tik pasiekti rezultato. Kiekvieno pralaimėjimo yra gaila, bet nesakyčiau, kad mes čia
kažkaip jisai mums išsprūdo iš rankų. Mes patys esame dėl to kalti, nes mes antroje pusėje rodėm prastą krepšinį. Linkiu, kad kitais metais, aš galvoju, jau 25 metais mes tikrai tą patį 10 pergalių iškovotumėm ir tikrai papultumėm į sekantį etapą. Žalgirio pralaimėjimą sušvelnino ir Šlybos krepšinio aikštelėje rungtynių metu. Netikėtas džiaugsmas buvo labai stiprus, bet laimingas. Sausio 3-ąją sostinėje Vilniaus Wolves žaidė labai svarbias Europos taurės rungtynes ir susitiko su Ispanijos Badalonos Juventud komanda, kurią išvykoje buvo nugalėję 86-83. Dėl to visi vilniečiai ir visa Lietuva laukė, kad sostinės naujoji komanda iškovotų pergalę. Sveikiname! Tikrai esame laimingi dėl rezultato, sakė Alessandro Magro. Tai svarbi pergalė mums, mūsų kelioniai, turnyriniai lenteliai. Esu laimingas, kad pagaliau turime progą išrikiuoti visą sudėtį. Kulboka prisijungė po traumos, Tayloras, Turmanas grįžo. Tokią sudėtį ir norėčiau matyti, o vėliau parinkti tinkamiausią penketuką gynyboje ar puolime. Viskas taip klostėsi gan neblogai, tas rungtynės buvo apylygės ir toksai buvo turbūt klausimas tų kelių atakų, kad pirmieji geriau susigins, užpuls ir panašiai. Tai kažko labai nepakeitėm, kažko nežinau, labiau galbūt akcentavom, kad būtų dar fiziškesni, ypač prieš šių didelius. Ir tas, manau, neblogai pavyko ir ketvirtam kėliny pavyko pataikyti tos kelis metimus, apsiginti, ko pasieku ir tą pranašumą susikūrėm ir po to išlaikėm ir rungtynių galo. Rungtynės pavyko, aišku, laimėjom nemažai. Turbūt perlaužėm viskas tiek tam ketvirtam kėliny, sustovėjom gynyboje ir pavyko laimėti. Nugalėtojų gretose sezono mačą sužaidė Kristupas Žemaitis, kurio sąskaitoje per 23,5 minutės buvo 17 taškų, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 2 perimti kamuoliai. Po vieną asmeninę ir išprovokuotą pražangą bei 20 naudingumo balų. Tai džiugu, kad tai pavyko ir džiugu, kad tikrai prisidėjau šiandien prie komandos pergalės. Vilkų vyriausiasis treneris Alessandro Magro po 7-osios pergalės Europos taurėje džiaugiasi Kristupo Žemaičio žmonos įteikta dovana. Tai vadinai, ką čia padarė? Tinginį karamelės. Karamelės tinginį padarė. Taip. O kodėl čia taip? Nes aš esu žaidėjo žmona. Tinginys, dėkui žmonai Romenai Žemaitieniai, kuri gamina nuostabų tinginį ir kur buvo pasižadėjus treneriui, nes treneris praeitą kartą negavo, tai jinai dabar jau po visų švenčių sakė, po naujų metų padarysiu ir jeigu bus pergalė, gera nuotaika, tai greit nueisiu iki namų, nes mes čia gyvename kitoje gatvės pusėje, parnešiu ir duosiu treneriui, kad viskas būtų gerai. Tai ačiū jai. Apdovanoti buvo ir sirgaliai. Vienas iš jų už pataikytą metimą 1000 eurų prizas. Reportažą į sostinės apie Vilkų rungtynes su Badalonos Juventud mums nufilmavo operatorius Marius Antanaitis. Antrąją naujųjų metų dieną Panevėžys nesulaukė krepšinio rungtynių. Lietkabelis turėjo žaisti Europos taurės rungtynes su Liublianos C9 Olimpija. Tačiau slovėnai dėl prastų oro sąlygų negalėjo atskristi Lietuvon, todėl rungtynės nukeltos vėlesniam laikui. Lietkabelis nežaidžia, liūdi žinoma krepšinio fanai ir prisimena tą dieną, kai panevėžietis moteris numezgė daugiau kaip 1,5 kilometro ilgio Lietkabelio šaliką. Reda Karaliūnienė, organizatorė, įkvėpėja, pati mezgė ir dabar primins, kaip, kur ir kada tai darė. Mūsų merginos, moteris ir net močiutės, ir beje vyriausiai močiutė yra 92 metai, bet pasodinome
ir paauglius, vaikučius, ir mes mamos jungiamės. Vyrai ieškojo virbalų, siūlų. Pradžiai buvo labai lengva, kol nutarėme siekti tik tais 521 metrą Panevėžio miesto gimtadienio šventei. Tada siūlų užteko, po to virto beprotybė, kai siūlų tiesiog nėra, ieško visi. Vyrukai išmoko, kas yra 2, 3, 4 mm virbalai, kas yra 2 gijos, 3 gijos siūlų, kas tai yra vilna, kas tai yra tiptika, žinokit, tikrai juokų, beprotybės ir bajerių tokia vasara, kuri virto tiesiog tokio bezgimu. Pati numezgiau apie 250 metrų, mezgi visur. Kadangi pati nevairuoju, tai galiu pasakyti tiek, kad iki Palangos važiuojant 2,5 metro, į Jūrmalą važiuojant metras. Jūrmaloje labai užkabino spalvos, kadangi Latvijai turi bordo baltą spalvą, tai jie visi galvodavo, kad esu Latvė. Ne, esu lietuvė ir X-Sector Lietkabelio fanė. Negaliu tiksliai pasakyti, kiek kilogramų sveria mūsų kamuolys, bet iš tikrųjų labai smagu, kad savo mylimą komandą nutarėme pamaloninti tokia staigmena ir netgi su 2 rekordais. Paprastai būna taip. Žalgirio rungtynėse nepasirodo aikštelė vienas ar kitas žaidėjas arba žaidžia labai mažai. Jis, kai vyksta spaudos konferencija, mina dviratuką. Tai mes kartą užfiksavome, kai daro Mitčelas. Vėjuose aš vėją, per žydinčią pievą, prie upės raunios, nėra ko liūdėti, man reikia skubėti, kol dar nėra lietaus. Taip lėkti lengva, o gal nelengva, ne pats nežinau, bet aš važiuoju, minu į priekį, greičiau ir greičiau. Vyratukas mano niekaip nesustoja, aš myliu. Po pertraukėlės vėl kviečiu jūs sugrįžti į krepšinio pasaulį. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Sybet, spielautomaten, Sybet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Esu Valentinas Greičiūnas, krepšinio veteranas. Va, prisistatau, mėly žiūrovai, jums. Ir kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sausio 7-ąją Žalgirio kapitonui Edgarui Ulanovui sukanka 33. Nepamirškite pasveikinti. Kristaus amžius. Kaip jauties? Nieko, reikia sulaukti. Pradžiai tada žiūrėsim, kaip jaučiuosi, ar kaip 33, ar jaunesnis, gal nežinau. O štai Žalgiris rudenį šventė savo 80-metį. Yra ir 5-6 metais vyresnių už Žalgirį buvusių žalgiriečių. Vienas jų klaipėdietis Valentinas Greičiūnas. Sėdėjom kartu įdai, plastikas įdai. Kaip senai. Sveikinu su 80-mečiu, kad turėtum su ko užsirašyti. Čia man. Su Neptūnu iškovojęs Lietuvos čempiono vardus, žaidė Žalgiryje, taip pat jis buvo Lietuvos krepšinio federacijos pirmininkas. Šiandieną žodis Valentinui Greičiūnui, kurio pavardė iš tikrųjų yra Misiulis. Apie tai jis prisipažino mūsų dokumentinėme filme. Krepšinis tai pusė mano gyvenimo. Aš juokaudamas dažnai sakau, per krepšinį matyti šiokią tokią ir karjerą padariau. Jau nepriklausomybės laikotarpiu ruošėm, dirbant man uosto direkcijoje, vyriausybės nutarimą. Ateinu pas ministrą Veselką, vizos ant to būsimo vyriausybės nutarimo. Jis man sako,
O tu tas Greičiūnas, kur krepšinį žaidai? Sakau, nu turbūt, kad tas pats. O, tai sako, atsimenu, duok pavyzdžiuosiu aš tau tą nutarimą. Ir aš tik tai mažą vieną epizodėlį pasakiau. Aš pagaliau per krepšinį ir žmoną sutikau. Aš per krepšinį daug tokių gerų darbų ir džiaugiuosi. Bet, žinoma, netapau krepšininkų profesionalu. Anais laikais, tarybiniais laikais, žinoma, to profesionalumo nebuvo, mes buvom tikri mėgėjai ir, kaip sakant, tiek, kiek leido mūsų galimybės, kiek leido mūsų jėgos. 57 metais baigiau Klaipėdoje Donelaičio vidurinę mokyklą. Na, baigiau taip gana sėkmingai, sidabro medaliu. Na ir pasirinkau studijas Kaune, Kauno Politechnikos institute. Ir tada jau mane iš karto pakvietė į Žalgirį ir pastuometinis Žalgirio treneris Valerijus Grešnovas. Labai mielas žmogus, labai delikatus, bet labai reiklus. Treniruotės vykdavo Kūno kultūros instituto salėje. Treniruotė 7 valandą ir nedrįsk vėluoti nei minutės. Jeigu tik pavėlavai, durys užtrenktos, o jeigu pasibeldė, duris pradaro, tai trenerio atsakymas būdavo taip: traukinys išvažiavo. Būdavome labai punktualūs, pareigingi. Na ir mano pirmoji kelionė su Kauno Žalgiriu buvo į Čekoslovakiją. 10 rungtynių turne po Čekoslovakiją jauno. Turiu ne vieną gražų suvenyrą padovanotą tada iš tų laikų ir pačiais geriausiais žodžiais prisimenu trenerį Grešnovą. Su Žalgiriu 57 tapome Lietuvos čempionais, 58 pakartojame tą, na ir pagal tuometinę klasifikaciją ar panašiai, man buvo suteiktas sporto meistro vardas. Taip, kaip jaunam vyrui, taip džiaugsmas buvo didelis ir pasididžiavimas savotiškas ir paskatinimas. O dabar apie netikėtus susitikimus. Darius Jonas Daukšys iš karto neprisipažino ir nepasisakė nei savo, nei vardo, nei pavardės. Priėjo prie mūsų Kauno Ąžuolyno bibliotekoje ir, žinoma, pradėjo pasakoti apie krepšinį ir savo prisiminimus. Tai buvo nuoširdus, atviras ir nesurežisuotas pasakojimas. Turėjau labai gražų stilių, jeigu ką. O kodėl jis su to Žalgiriu pradėjau? O kada ta pradžia buvo, aš dabar nežinau tų metų. Apie kokį trenerį kalbat? Apie Vytautą Bimbą. Kokį paliko įspūdį jums jisai? Buvo tiesiog jautrumas, buvo gal, o gal ir, aš nežinau, gal buvo ir supratimas buvo. Teko matyti jo vadovaujamas rungtynes? Be abejo, aš jau senas žmogus, jau tikrai labai senas. Aš atsimenu Kauno sporto halę, kuri yra visiškai, net ir ranka galėčiau parodyti. Tai halė niekada iš atminties neišblės jums? Niekada. Už tai, kad yra pirmas dalykas. Kas projektavo halę? O dabar jūs man atsakykit dabar, aš kaip inžinierius dabar. Rozenbliumas. Taip. Ir tai buvo ne tai, kad žydiška, bet tai buvo techniškai ir dar kniedė buvo sudėta. Kniedės tai yra laivai povandeniniai ir kniedės tai buvo, labą dieną visiems, žalia balta, vis tiek kažkaip laikykitės. Tai Dariau Jonai, pasakykit, kodėl 39 metais pastatyta Kauno sporto halė, o dabar jokio akmenėlio, jokios lentelės nėra? Truputį liūdna kažkiek tai. Laikytis reikia. Krepšinį mylim, Vidai, ir mylėsim, bet ta meilė turi būti techniška, graži, nuoširdi, su aukščiausio lygio žurnalistikos, bet be klaidų. Reikia kalbėti, reikia rašyti. Rašymų tas tokie nuo dūšios. Tai šitą laikyti ir man atrodo, kad tas Kaunas gerasis toks. Nes yra tas Kaunas toks, kur jau bet yra tas, kur laiko, turi laikyti ir kas tada liks, kaip galima iš 10 baudų jau
aš vadinu jau statistiškai kaip matematikas. 5 mesti. Kada aš 3 klasė iš 10-9. Tai kaip aiškiai, nu jūs paaiškiai. Prameta ir pralošia. Taip, ne. Tai baudos yra vienas iš tų, bet tai kaip galima, nežinau. Kadangi naujieji metai, mes baigiame šiandien savo laidą Gera nuotaika, kurią Žalgirio arenoje visada sukuria šauniosios šokėjėlės. Komandos palaikymo grupė. Pasižiūrėkite, pasidžiaukite. Viskas. Pirmąją 2025 metais laidą Krepšinio pasaulyje baigėme. Primenu, kad po savaitės mūsų laidai sukaks 33. Tiek pat, kiek Edgarui Ulanovui, Žalgirio kapitonui. Būkite visi sveiki, laimingi ir nepamirškite laidos Krepšinio pasaulyje. Sybet, ruletka, Sybet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.